Tai ką, sveiki kolegos, Labas. susirinkom čia iš mūsų verslo aplinkos, paplepėti apie verslą ir apie žmones. Kas mes tokie? Mes bendruomenės nariai, kurie diskutuoja apie verslą ir jam svarbius dalykus. Tame tarpe ir apie žmogų versle. Mano vardas Ieva. Mane domina verslo santykiai ir žmogus versle. Kolegė mano Eglė. Ką veikia Eglė? Esu profesinių santykių konsultantė ir mane domina žmogus profesijai, savo santykiuose ir versle taip pat. Aš esu Vincas, aš psichoterapeutas ir mane labiausiai domina tarpasmeniniai santykiai. Mes vis susirinkam ir pradedam kalbėti apie žmogų versle, natūraliai kyla temos ir pagalvojom, galbūt verta būtų pabandyti įrašyti mūsų pokalbį. Ir jeigu sudomintų tai klausytojo, būtų pretekstas galbūt ir tęsti tokius susitikimus. Ieva, tu minėjai, kad šiandien turi temą. Taip, mane užkabino toks vienas dalykas. Tai nebūtinai vien tik tai apie tarpasmeninį santykį, mane tai užkabino ir iš verslo pusės. Tai yra, kaip suprasti, kada mes save apgaudinėjam, arba kitaip, kada meluojam savo. Ir šita tema mane domino iš tos pusės, kad kiek tai mums kainuoja, kokios yra melo savo pinklės, ką mes prarandam, kodėl tai darom. Tai va tiesiog norėjau padiskutuoti. Ir ta pirma mintis ir buvo, kad kame bėda? Ar tikrai yra blogai meluoti savo? Mes kažkaip įpratę esam, kad meluoti kitam yra negerai, o meluoti savo kažkaip lyg ir to nepastebim. Kada tai daro? Kodėl tai daro? Ir prie ko mus tai atveda. O apie kokią tu melą kalbi savo? Irgi geras klausimas. Pavyzdžiui, kaip tu įsivaizduoji, kas yra meluoti savo? Pirmas, kas ateina į galvą, tai melas, pavyzdžiui, įmonėje yra tam tikra situacija ir jos tiesiog pasirinkti nematyti. Galima suprasti, kad yra kažkas tai negerai. Ir tiesiog praeis, čia yra laikini pokyčiai, nėra taip svarbu, ar dar kažkas tai tokio, man tai skamba kaip melas savo, nes vis tiek, jeigu pripažinti, tai tada galbūt tai lemtų pripažinimą savo, kad aš kažką tai negerai padariau. Arba suklydau ir reikia kažkokio tai veiksmo imtis. Bet tai, ką tu sakai, tai atrodo sveikintina, kad pripažinai savo, kad yra kažkas ne taip, kaip tik sakai tiesą ir pripažinę savo tu gali kažką keisti, tobulėti, augti, keisti situaciją. Tu kalbi taip, kaip būtų tarsi tai lengvas dalykas pripažinti. Kažkaip man atrodo, kad nėra taip paprasta. Kodėl? Dažnai aš savo darbę susiduriu, kad viena tai yra pripažinti situaciją, bet kaip mes ją įprasminam tada. Tai neretai įprasminam tada, ką tai pasako apie mane, tai yra koks aš esu žmogus. Ir čia jau nemalonios žinios. Tada, kad aš kažkoks tai, pavyzdžiui, kad nesuprantu kažkurioje tai verslo valdymo srityje iki galo, arba kažkoks tai, nekompetentingas kažkurioje tai srityje, tarkime. Tai nėra malonu savo pripažinti. Taip, ką tu sakai, pripažinus, galima kažką tai su tuo daryti ir taip toliau ir panašiai. Man tai nėra malonus veiksmas. Augimas niekada nėra malonus.
Taip. Ir man tai yra natūralu tada, kad galima to vengti. O kaip jums atrodo, ar tai, ką jūs sakote apie pripažinimą, tai man yra jau pakankamai toksai, ir suvokimą yra pakankamai toksai jau sąmoningas veiksmas. Ar melas savo, ar mes suprantam, kad savo meluojam? O kaip Vat, tu galvoji? man atrodo, kad yra skirtingi. Man melas savo yra toksai melas, kuris nėra pripažintas iki galo ir nėra atpažintas. Tai yra, kad mes tai darom nesąmoningai. Man melas savo yra nesąmoningas veiksmas. O va tas veiksmas kažko tai vengti, va kaip tu Vincai sakai, nepastebėti. Savo praktikoje esu tą turėjusi, kad, pavyzdžiui, dėmesį skiriau kitai, būdama vadovė, dėmesį skiriau kitai sričiai, nes vienos srities visai neišmaniau. Bet aš supratau, ką aš veikiu. Tai man, turiu menį, aš supratau, kur aš nenoriu eiti. Bet aš savo nemelavau, aš kenčiau kančią iš to, kad aš neinu į tą vietą. Tiesiog kaip vengimas? Taip, pasirinkau vengti, bet tai nebuvo melas savo. Nes jeigu bus klausimas apie melą savo, man čia tikriausiai gal dar ir savokos, kas man melas savo yra toksai dalykas, kurio dar net pažįsti. Kad savo meluoji. Turbūt verta būtų apsibrėžti, ką mes vadinam melu savo. Tikriausiai. Nuo to pradėjus galbūt lengviau atsispirti, nes galbūt apie skirtingus dalykus galbūt turime omenyje. Tai ar gerai supratau, Egle, tau yra melas savo, tai nesąmoningas veikimas? Ar kaip? Gal dabar, kai tu paklausai, jisai gal jis yra sąmoningas, bet ieškojimas kažkokių taip pat pasiteisinimų. Truputį skiriasi nuo to, kad tu pasirenki save teisinti, guosti ir vengti kažko, bet teisinti tą savo vengimą. Tai visgi sąmoningas veiksmas, bet toksai sklasta prieš save apatija. Man tas melas savo yra bandymas nuslėpti tiesą ir susikurti tik tokią tikrovę, kokią aš noriu matyti. Tai yra aplink save tarsi kažkokį tai burbulą susikuri apie tai, ką kaip akiniai. Matau tik tais tiek, kiek man tinka, patinka, primtina. Ir man čia, žinai, pavyzdžiui, imkim tą patį senioką Freudą, kuris tą patį melą savo išskyrė kaip vieną iš gynybos mechanizmų. Tai yra, aš kažko tai vengiu, nes yra per sunku, yra per sudėtinga, aš tam nepasiruošęs. Ir kartais mes galim pagauti save meluojantį savo, o kartais ne. Ir tai gali užsitęsti gan ilgą laiką, nes iš tikrųjų mūsų protas, mūsų sąmonė, jie nėra pasirengę pamatyti tos tiesos, kaip yra iš tikrųjų. Kodėl? Nes mes esam galbūt dar per silpni ją priimti, per silpni kažką keisti, arba ne tiek gerai save pažįstam, kad turėtumėm jėgų su visu tuo, kas yra ir kaip yra, susidraugauti. Tai čia kažkokių tai jėgų dar tam reikia? Aš manau, kad vienareikšmiškai. O kam tų jėgų gali prireikti? Tai čia tas pats, ką tu ir sakei. Tai nėra malonu, o mūsų protas vengia to, kas nemalonu, nes mes esam linkę tik į malonius patyrimus. Tai čia, jeigu žiūrėti panašiai, kaip aš sakiau, iš tokios hedonistinės pusės, kad jeigu man tai nėra malonu, tada galiu privengti pamatyti, nes jeigu pamatysiu, tai gali tekti ir pripažinti. O tai jau gali kažką tai pasakyti apie mane, kad aš kažko tai nesugebu, esu kažkoks tai. Ir tada yra lengviau sakyti, kad viskas normaliai ir keliauti toliau. Tik čia yra toks dalykas, kad ta vilkduobė jinai vis gilėja. Dėl to, kad kai tu susikuri situaciją, tai yra, kai meluoji savo kažko tai nepripažįsti ir sakai, viskas gerai. Arba aš renkuosi to nematyti, ne? Viduje tas
laimės jausmas tikrai neatsiranda, nes tu nepriimi realybės. Tai yra tau, ar tai nerimas, ar baimė, ar kažkokia įtampa, ji vis didėja, kai tu jos nepriimi ir nepripažįsti. Kitas dalykas, pati situacija, ji nesikeičia ir nesisprendžia. Ir kuo toliau, tuo darosi blogiau. Tas pats emocinis tavo fonas, jis vėlgi gilina tą duobę. Tai ar gerai aš girdžiu, kad atrodo, kad ties tuo momentu, kai mes apsisprendžiame savo meluoti, vis tiek apsisprendžiam kažkaip tai. Kiek sąmoningai, kiek nesąmoningai, kiek nesąmoningai. Čia kitas dalykas, bet kai einame savo melavimo keliu, mes dedame daug pastangų tam melui išlaikyti. Ir sukurti tam burbului kažką tai veikti ir nuo to gerai nesijaučiame, ne? Tačiau jeigu tame, nes eiti ne melo savo keliu, o kažką keisti, irgi kainuotų pastangų, tačiau ateitis būtų šviesesnė, ta prasme. Ar kaip jums skamba šitą mintis, nes ir ten reikia proaktyvaus veiksmo. Taip, tik tai, man atrodo, kai tu save apgaudinėjai ar nematai kaip yra ir stengiasi pro pirštus pažiūrėti tą dalyką, tu nesuvoki, kad tu tam skiri resursus. O kai supranti, kad jeigu pripažinsi, tau reikės kažką keisti ir daryti, tu suvoki, kiek resursų iš tavęs tai pareikalaus ir kokių. Ir tai gąsdina labiau, negu tas pasirinkimas nematyti. Jeigu pabandytum gal kokį per pavyzdį, man ateina į galvą pavyzdys, kai jau vadovau įmonėms, dažnai susidurdavau su to, kad ateinu jau į veikiančią įmonę ir kažką tai jau reikia nuveikti. Tai tas nuveikimas, ko pasibaigdavo, tai kaip mes vadinam gaisrų gesinimas. Tai yra operatyvinė veikla, ką reikia čia ir dabar nuveikti, tai labai svarbius dalykus darau. Problema tame, kad tie svarbus dalykai vis nesibaigia, nes jie vis ištinka, tai yra kažkokia tai problema su klientu, kažkas ten buhalterijai netaip yra, ten nesueina skaičiukai, dar kažkas ten įvyksta netikėto ir vis kažkaip tai atrodytų tikėtini, bet vis netikėti, bet vis užklumpantis dalykai, kur realiai tai aš žinau, kame yra problema. Tai reikėtų, pavyzdžiui, buhalteriją perknesti iš esmės ir sutvarkyti tam procesus. Tai yra, reikėtų eiti prie proceso paties, kad jį pakeisti taip, kad, pavyzdžiui, atsirastų mažiau klaidų, kad sueitų skaičiai. Kartu nesu pats kompetentingiausias šitoje srityje ir tada samdyti žmogų, kuris tam padėtų, nes esama buhalterė nelabai susitvarko. Tai kaip aš su tuo žmogum susikalbėsiu? Čia yra didelis darbas, man žymiai paprasčiau yra, aš moku tuos operatyvinius veiksmus daryti, tai einu ir darau. Nors kaip ir suprantu, kad jeigu susitvarkyčiau tos procesus, gal mažiau tenais man reikėtų viso to. Labai sunku prieiti prie to. Ir tada aš pasirenku, čia aš nežinau, kiek sąmoningai, kiek nesąmoningai pasirenku eiti, gesinti gaisrus, nes aš darau labai svarbų darbą. Aš esu vadovas, sprendžiu problemas, kurias iš dalies kaip ir prisidedu, nes nesprendžiu esmės tas problemas, pavyzdžiui, finansinės dalies, bet aš labai svarbų darbą darau, aš išsprendžiu ir tai veikia. Čia toks kaip nusišalinimas ar bandymas pateisinti ar įprasminti. Tai yra, aš juk vadovas, aš turiu būti nuolatos užimtas ir rūpintis kiekvienu kampu. Aš reikalingas. Vietoj to, kad tu eitum ir spręstum, kaip sakai, buhalterinę ar finansinės problemas įmonė, ar ne? Išspręstum iš esmės, tai pasikeistų ir nebereikalautų tiek tavo dėmesio. Taip, bet tai yra milžiniškas darbas, nes man reikėtų peržiūrėti iš esmės sistemą, kaip yra renkami duomenys ir kaip jie yra suvedami, plus, kas pas mane ten buvo dar aktualu, tai skolų valdymas. Nes pačios lėšos, jos nebuvo pačios efektyviausiai valdomos būtent dėl skolų. Ir tame skolas aš priebėgom galiu sutvarkyti tam, kad turėčiau
lėšų veikimui. Nu ir kaip ir tam kartu taigi išsisprendžia. Aš galiu veikti toliau, aš galiu kitą mėnesį veikti, aš galiu dar kitą mėnesį veikti. Ir nu, čia ir didelis darbas. Aš ten užsiknisiu kelius mėnesius, galbūt aš nežinau kiek, iki galo aš pats iki galo nesupratau tuo metu, ką ten reikia padaryti, kol neprilindau nagų. Nu ir patogiau. Tai ar gerai suprantu, kad vyksta toksai savęs pateisinimas, ne? Kad tas įprastų dalykų veikimas, kame esi gerai, arba gaisrų gesinimas, tarsi kompensuoja ir parodo, kad va, tai veikimas vyksta viena vertus ir jisai atrodo lengvesnis negu tas dalykas, kuris yra neįsispręstas, ne? Nu, pavyzdžiui, akcininkui pasakyti, kad yra tenais problema su procesais ir man ten reikėtų tiesiog atsitraukti nuo operatyvinės kažkiek tai veiklos, dalį skirti tam laiko, tai aš daug dirbu, aš stengiuosi, aš padarau rezultatą. Nu, tai yra žymiai paprasčiau pasakyti, nei kad dabar, nu, ten aš kažkur tai nesusitvarkau. Tai kitam pasakyti, tai reiškia, kad aš jau pats turėsiu pripažinti, kad dėja aš nesusitvarkau ir kad nesu toks šaunuolis, kad tu operatyviniai veikloje, nu, tai yra ne viskas, nu, dėja, kad ten susitvarkau, tai nereiškia, kad viskas puikiai veikia. Ir nu, tai reikės pripažinti. Nu, čia nėra paprastas man dalykas, nes tada, o tai kaip į mane žiūrės akcininkas, tai su finansais nesusitvarko, tai gal aš nesu pats tinkamiausias tai veiklai, pavyzdžiui. Tai vat mes ir grįžtam prie to, kad tu žinai, kiek šitos problemos sprendimas reikalaus resursų. Aš dar nežinau iki galo, bet žinau, kad bus daug. Taip, tu iki galo žinai, kad bus daug ir dar ką bandai spėti, kad tu gali ne visus resursus ir turėti, pavyzdžiui, kompetencija reikalinga. Tai akivaizdžiai žinau, kad man tikrai jos dar neužtenka, dėl to aš nežinau, kiek tenais dar reikės įkišti nagų. Ir kaip tu šitoj situacijoje jautiesi? Aš einu į operatyvinę veiklą, man ten paprasčiau ir lengviau. Aš lengvinu savo dalį. Čia yra tai, ką tu darai. Taip. O kaip tu tame jautiesi? Tai vat, būtent tame yra, kad aš nespėju tada pasijaust kažkaip tai, nes aš užkišu save veiklą, kad galėčiau nesijaust kažkaip tai. Nes nu, tai yra, mažiausiai tai yra nepatogus jausmas, man tai yra, man nepatinka pripažinti, kad aš kažko tai nesuvokiu. Yra čia, dabar kiek kalbu, tai apčiuopiu gėdos jausmą. Iš tos situacijos dar ką papasakoju, aš galėčiau spėti taip, kad turėtum jausti nuolatinę įtampą, nes sakai, kad nuolatos gesini gaisrus. Taip. Tai tas nuolatinis toks bėgimas ir pulso jautimas, jis sukuria įtampą. Va čia aš nežinau, kur didesnė ta įtampa, nes aš su tais gaisrais aš susitvarkau. O jeigu aš prikišiu nagus prie tų procesų iš esmės, aš nežinau, kas tam nesigausios. Gal tam bus netgi dar blogiau. Esama situacija nėra ideali, bet apdruk pablogės. Tai yra, tavo esama situacija kelia mažiau baimės negu galima nepatirta? Taip, nes aš šitą žinau ir aš susitvarkau ir kai man reikia, pavyzdžiui, tam tikras ataskaitas pasiruošti, rankytę susiranku. Nors turėtų būti viskas jau ataskaitas automatiškai, bet tiesiog nesueina skaičiai, rankytę susirenku tam kartui ir kiekvieną kartą tam kartui, aš išsisprendžiau, tam kartui išsisprendžiau ir aš per daug užimtas, man yra pilna reikalų. Labai lengva tada save įkalbėti, kad man bent jau buvo labai lengva pasakyti savo, kad aš čia labai esu reikalingas ir dabar tu turi ten bėgti ir veikti. Kaip su ta baime būti demaskuotam? Nes girdėjau iš tavęs apie tai, kad, tarkim, jeigu pasakyti tiesą, tai akcininkas sužinos, kad, tarkim, esi silpnas finansų srityje, apskaitoji ir panašiai, ne? Taip. Bet tas žinojimas, kad ten silpnas esi, jisai niekur nedingsta. Ne. O ta baimė būti demaskuotam, jinai išlieka, nes aš tokį niuansą girdėjau tavo pasakymą.
Nes jeigu prisipažinsi, tai jau pats demaskuosiesi, bet o jeigu tavęs užklaus? Čia dar tame žinojimas, kad esu silpnas, tai čia dar ne iki galo aišku. Nes jeigu aš prieičiau prie tos situacijos, aš galiu sužinoti, kiek aš esu silpnas. Ir realiai tai gavosi taip, kad galop vis tiek akcininkas prispaudė ir reikėjo ten apsitvarkyti. Tai tada sužinojau. Ir čia buvo labai nemalonus dalykas sužinoti, kad ajetus, kiek dar ten nežinau. Gerai, viskas tvarkoja, aš ten eigoje sužinojau, susitvarkiau, bet pats tas sužinojimo faktas, kad kiek aš nežinau, tai aš supratau, kad jo, aš būtent to ir vengiau, kad aš nežinau, aš žinau, kad ten trūksta kažkiek tai man žinių, bet kiek man ten trūko žinių iki galo, tai ojojo. Ir kiek reikėjo ir ten ir konsultacijų, ir pas vieną finansistą, pas kitą finansistą, ten nesusikalbam, tada pas kitą. Netgi žodyno neina, kad susikalbėti su žmogu. Aš kiek turėjau sužinoti apie save, koks esu, netoks. Ir tai yra bliūkšta tas vaizdelis, kad visai man neblogai sekasi. Būtent operatyviniai veikla pakankamai neblogai sekasi. Ir bliūkšta tas vaizdelis, kad aš visai neblogai tvarkausi. Pasirodo, ne, kad ten trūksta. Labai nemalonu sužinoti apie save. O kaip rezultate? Tai yra taip, suprantu, tas pats pripažinimo momentas, kad vis dėlto aš nesu toks tobulas ir vis dėlto trūksta daug, netgi labai daug, kaip tu papasakoji dabar. O rezultate, kai tai sužinojai, gerai, išgyvenai tą emociją, suprantu, kad priėmėjai save tokį naują ir tai, ką apie save sužinojai. Teko, nes prieš nosį. Taip. Ir kaip viskas toliau vystėsi, tiek tavo paties prasme, tiek tavo verslo prasme, kuriam vadovai? Tai eigoje atsirado taip, kad buvo aptvarkyti tie reikalai ir išsprendė nemažai problemų iš finansinės pusės. Ir atsirado toksai šalutinis projektukas buhalterinių paslaugų įmonė. Ir nemažą dalį konsultacijų su klientais imdavausi aš, nes galėdavau paaiškinti klientams, kodėl vienaip ar kitaip atsispindi, kodėl kas nesimato, nes per visą tą buvau perėjęs ir tiesiog savo buhalteriui nereikia užiminėti to darbo, aš galėdavau pats tą, susitikus tiesiog, pavyzdžiui, su klientu, man būdavo greičiau atsakyti tos klausimus, nei juos perdavinėti savo darbuotojui. Tai tas malonus jausmas buvo, kad aš žinau, aš girdžiu klausimą ir aš jau žinau atsakymą, man nereikia tada eiti pas savo žmonės ir aiškintis pačios situacijos, tai yra, kad niekam nereikia perdavinėti, aš čia ir dabar galiu atsakyti. Tada tai yra labai malonu. Tai yra susikūrė naudą ne tik savo, bet ir kitiems. Tai ir tu įgyjai kompetencijos, susitvarkei savo veiklą, tenai būtent finansų srityje tau reikėjo skirti mažiau dėmesio, šalia to atsirado, kaip ir sakai, projektukas atskira buhalterinių paslaugų veikla. Taip. Ir tu netgi, kai buvai, sakai, net negalėjai susikalbėti su buhalteriais, nes žodynas buvo skirtingas. Tai tu patyręs šitą tokį nesusikalbėjimą, ar kad tai būna, tu galėjai padėti kitiems žmonėms, panašiem į tave, susikalbėti ir išsigryninti, ko jiems reikia būtent finansų srityje ir tada tos jų poreikius perduoti buhalteriam, kurie jau turi savo leksikoną, ne? Taip, man buvo lengviau vertėjauti tada ir kai aš žinau, ko aš nesuprasdavau, tai tada tos pačios skaitos pasikartojo. Tai yra, kodėl aš dabar matau taip, o aš ten savo lentelį kitaip matau, buhalteriai kitaip yra. Tai aš per tą jau perėjau ir aš žinau, apie ką žmogus šneka, kad, pavyzdžiui, pinigų judėjimas su sąskaitų judėjimą tiesiog elementariai sumaišė. Tai yra, tada atrodo jau tie paprasti dalykai, kuriuos galima kažkokį tai
žmogiškesnė kalba paaiškinti, nes buhalteriai atrodo, nu, jie turi tą savo kalbą ir labai sudėtinga, su tarpininkaujant tada būdavo lengviau. Aš būtent dėl to ir dirbdavau labiau su klientais tam, kad suprasti, ko jie reikia. Aš tada jau išversdavau, kad reikia to, reikia taip ir taip, sąskaitų planas va, toks ir toks, nes jam reikia va, taip ir taip išskirti. Nes klientas negali suformuluoti tokios užklausos. O buhalterė pyksta, kad man nepasako, kaip man reikia, tai ko jie nori. Tai tas padėjo. Tai nu, kaip ir taip, tas side project prasidėjo nuo to, kad atsilaisvino rankos. Ir tada aš galėjau skirti laiko prisidaryti savo naujų darbų, kad vis tiek užimtumus būtų. Tai kaip ir išėjo į gerą, tai yra rezultatas, tai viskas yra tvarkoja. Man tai labiau akcentas yra apie tą patį sunkumą pripažinti, nes realiai tai gėda. Dabar tai lengva apie tai šnekėti, tai aš čia išmokau, čia čia toks ir toks. Tuo metu taip nebuvo. Aš tą labai aktyviai slėpiau, pavyzdžiui, nuo akcininko tam, kad tiesiog nesužinotų apie mane tokią, kur, kažkaip tai, kad ten surankytė tenais viskas yra, čia aš ataskaitas. Tos ataskaitas ten būdavo kartais ir labai kreivas. Tu nuėjai tokį kelią, savojų būdu, grįžtant prie mūsų, ta prasme, temos apie melo savo, nuėjai savojų būdu tokį kelią, o dabar nuėjęs šitą kelią, ką tu patartum savo tam, kuris tada vengi temos apie apskaitą ir finansus, buvo gaisruose paskendęs, operatyvinėje veikloje. Ką tu patartum savo dabar tam Vincui, kuris tada buvo? Pirma mintis ateina, kad tikriausiai nemažą dalį dalykų kartočiau. Tai vienas iš tokių dalykų, ką tikrai, taip spėjau, kad kartočiau, taip pat pažįstu ir kitose situacijose, kad pakartoju, tai vis tiek melo, tai tikrai būtų savo. Tai yra, kad iš karto paimti ir pripažinti, ne. Taip jau tikrai jau nebus. Apie save dabar taip imti, dabar toks netoks, savo vaizdelį sukabinti prieš save. Ne. Tai gal man dabar greičiausiai tas būtų trumpesnis kelias, o ką patarti kitam, ką galėčiau pasakyti. Aš tai gal labiau būčiau linkęs pabūti su to žmogum, tame kelyje, tiesiog, kad, jo, nesiseka. Ir tiesiog, pabūt, kad jo, būna taip, kad nesueina galai. Nes aš manau, kad tai yra irgi individualus kelias, kad nėra kažkokių tai dabar greitesnių, kažkokių tai kelio nukirtimų, kad čia dabar kažką tai tokio savo patirtim pasidalinsiu ir dabar kitaip žmogui bus. Visi laikom save daugiau mažiau, kad man tai jau tikrai taip nebus. Tai dėl to labiau kreipčiau dėmesį į palaikymą, kad taip yra sunku ir pabūti su to sunkumu, o apie ką jis yra. Tai yra, iš kur kyla tas sunkumas, pavyzdžiui, ar iš gaisrų gesinimo, ar iš to, kad kažko tai nesinori prisiliesti, skatinant tą patį sąmoningumą, kad yra kažkokia tai dalis, prie ko aš nenoriu prisiliesti. Ir kai ateis laikas, tada pats žmogus prieis prie to, kad gal vis dėlto, nes kiek ir drauge dirbom konsultuodami vadovus, tai susidurdavom su tuo, kad vis tiek šnekam nuo tos vietos, kur yra žmogus. Aš negaliu šnekėti iš savo pozicijos, jeigu aš tą esu perėjęs. Koks skirtumas? Aš perėjau, tai man gerai, ką aš dabar pasigirsiu. Tai vis tiek šnekam nuo tos pozicijos, kiek žmogus mato. Ir tiek, kiek mato, tai apie tai ir šnekam, kad, pavyzdžiui, yra bėda, neaišku. Maža ką aš tam matau. Tai aš dėl to klausiu, ką tu pats savo patartum. Nes pats su savimi ėjai į dialogą vidinį. Ne? Tuo metu, ta prasme, kažkokį, gal neėjai sąmoningai, nesąmoningai, su tavimi vyko reikalai, žinai. Dėl to aš ir klausiu, ką tu savo patartum. Sorry, kad neleidžiu pabėgti, bet yra pokytis įvykti. Ne taip atsakiau. Ką savo patarčiau?
Lengviau pasižiūrėti visą tai iš tikrųjų, nu, kad jeigu nesiseka, nu, tai ne pasaulio pabaiga iš tikrųjų. Ir, ir jeigu jau aš toks jau netobulas, netinku, tenais akcininkui, nu, tai gal aš netinku. Nu, tai Tai kainuotų tavo karjerą, kaip tai pasakyti, ai, nu aš tiesiog netinku. O, Kaip tai? nu, man tai yra apie lengvumą, aš matai, vėlgi, čia mano vaizdelis yra apie tai, kad kaip aš pasielgčiau tarsi su savimi, aš nežinau, kaip akcininkas būtų elgęsis, iš tikrųjų. Ir iš dabartinės pozicijos aš tikiu, kad vis tiek yra dalykus galima išspręsti. Tai yra nieko tokio, jeigu aš esu kažkoks tai vat netoks, nu, kažką tai galima ties to padaryti. Nu, netoks ir taškas, o kad kažką tai aš su to galiu padaryti. Ir aš manau, kad tai gali man tiesiog sutrumpinti kelią. Nu, kad kam man dabar ilgai vengti. Ir čia nemaža dalis apie mane, kad nu, tokio atlaidumo savo, kad nesu toks visagalis, visoks koks pratingas ir čia viską tarsi turėčiau sugebėti. Nu, taip, nesigauna. Tai man va, tas pats pripažinimas savo, kad negaliu tiek tikėtis į savęs, manau, kad pats savaime jau trumpina kelią. Ir tada lengviau yra eiti ir kalbėtis, kad, nesigauna ir ką. Jeigu blogiausiu atveju ir netiksiu, tai galbūt ir nereikėjo dirbti tada kartu. Nes jeigu tikisi akcininkas tobulo vadovo, tai didėtų tokia neegzistuoja. Arba reikės pakankamai brangiai susimokėti iš tai. Tai čia jau akcininko pasirinkimas jau nebe mano. Irgi čia jau nebe mano lūkesčiai. Iš tavo pasakojimo taip atrodo, kad vėlgi kažkoks laikas prabėgo iki kol tu pripažinai savo, kad jo reikia kažką tai daryti. Mėnesį. Tai va, aš įsivaizduoju, kad yra didesnio masto problemos ar situacijos, kuomet žmogui gal net vertinga meluoti savo kurį laiką. Nes jeigu jis ims spręsti tą situaciją, kurioje ir jo kompetencijos nepakanka, ir spręsdamas tą situaciją jis apie save sužinos to, ko iki tol nežinojo, ir tai galbūt pakankamai įtempta situacija, kad jo veiklai gali pakenkti, tai gal nepult stačia galva, kad taip, aš dabar viską pripažįstu ir dabar imu ir viską keičiu, nes tai gali sugriauti ir veiklą, ir žmogų. Per greitai, tai aš nematau to kaip labai greito kažkokio taikų proceso. Ir bendrai tas nepripažinimas, vėlgi iki tam tikro lygio, kai tekdavo, pavyzdžiui, ateiti į įmonę dėl to, kad reikia kito vadovo tiesiog, tai pasimatydavo, kad, pavyzdžiui, turiu jau, kaip mes vadinam, negyvą arklę, ir ten dirbtinis kvėpavimas jau ten pridarytas jau ant tiek, kad ten jau supūva tas arklės, tai ką aš ten be padarysiu, ten jau reikėjo pripažinti anksčiau ir sumažinti tiesiog nuostolius ir uždaryti tą veiklą pačią. Bet tas pripažinimas, nepripažinimas, kur gali irgi nuvesti, tai yra iki tam tikro lygio, gali būti, kad jau bus per vėlu tiesiog kažką tai. O ar greičiau, man čia vėlgi apie idealų siekimą, aš manau, kad čia yra tam tikra duotybė, kad nėra tai lengva, užtrunka laiko, ir tiek. Čia viskas yra tvarkoje, kad kažko tai kartais savo nepripažįstam. Ir tam reikia laiko. Labai natūralu. O kaip tada tavo tokį balansą, tarkim, ką tėvą pasakė, aš girdžiu tokius tarsi du kraštutinumus. Vieną, ką mes nuo pat pradžių kalbėjom, kad vienas tai yra tarsi meluoti savo ir keep on going melavimo savo, toliau, kas priveda prie to, kaip Vincas sakė, kad gali tekti eiti nuo tokio nepripažįstančio vadovo perimti leisgyvį arklį kažkam kitam. Kitas kraštutinumas yra, kad, ta prasme, iš tiesų galbūt tai gali sugriauti dalykus ir gal toksai inertinis veikimas tinkamas. Ir dar kilo man vienas dar paveikslas iš mano pačios vadovavimo patirties ir iš tų vadovų, kuriuos esame kartu visi konsultavę,
kad vienu metu gali pamatyti tą netobulumą keliose srityse, ne tik tai finansuose ir panašiai, ar ne? Staiga pamatai, kad visur taip yra. Kaip žmogui rasti tinkamą kelią, derantį su jo tempu, nes niekas greičiau neįvyks. Nes tavo Vincai pavyzdys rodo, kad vyksta viskas savo greičiu, iki tol, kol paskui pats gali kitus konsultuoti šitoje srityje, gerai jaustis, netgi pripažinti dalykus. Kad kaip surasti žmogui savęs nesugriauti verslo, kuriam vadovauja, ir po truputėlį krapštyti tas vietas, kuriuose, tobulėti tose vietose, kuris nėra tobulas, nes čia dažno vadovo gyvenimo realybė. Mes čia apie tokius jau kraštutinumus jau šnekam, arba viskas, arba nieko, taip, o kažkokį tai apie laviravimą. Aš kalbu apie, man rūpi žmogus ir kaip asmenybė ir kartu verslas kaip tas subjektas, kurį jisai valdo. Ir aš netikiu stebuklais, kad punkšt ir atsiranda kažkur tai yra tobulų vadovų mokykla, nes geras vadovas autoservise nėra geras vadovas banke. Tai jie visai skirtingi dalykai, bet kaip žmogui tobulėti, savęs nesulaužiant, neinant į kraštutinumus. Man tai atrodo toks palengva kelias galėtų būti stebėjimas. Tai yra, kai aš pradedu savo meluoti, tai yra nematyti situacijos, kokia yra. Vienas dalykas, aš galiu pult stačia galva į viską nert ir viską bandyti pripažinti, bandyti pamatyti, kaip yra. Ir tada ta perdegimo tokia galimybė, žinai, kad man bus per daug, aš negebėsiu susitvarkyti ir iš tikrųjų nesusitvarkysiu. Tai man atrodo tokia kaip išeitis palengva artėti prie to problemos sprendimo, tai būtų stebėti. Stebėti situaciją ir stebėti save toj situacijai. Tai yra, pavyzdžiui, tarkim, ar aš kaltinu aplinkybės, kaltinu kitus žmonės, kad taip vyksta, ar vis dėlto aš matau, ką aš galiu pats tame daryti. Tai yra, kas priklauso nuo manęs. Ir va taip po truputį galbūt atrasti tos dalykus, kad tai priklauso nuo manęs, bet aš to negaliu, bet galiu spręsti taip. Tai yra po truputį tą priiminėti. Ką tu kalbinu, taip skamba, grįžtam prie to žodžio sąmoningumas. Ir man tai galvoje nuskambėjo mintis, tai jeigu viskas taip yra kažkaip tai aplinkui negerai, tai kaip aš tame dalyvauju. Tai yra toks klausimas, kad savo galima priminti, paklausyti tiesiog, o aš tame dalyvauju, ar aš kažkaip tai prisidedu, kad kažkaip tai nesigauna, ar kažkaip tai gaunasi. Tai yra apie savo indėlį tada nepamiršti, kad jeigu aplinkui yra vien durniai ir nekompetentingi, tai klausimas tada, kaip tu prisidedi prie to. Ir kaip dalyvauja tame. Vadovauja durnių paradai, taip sakant. Tas ir pagrindinis. Man atrodo, kad čia toks balansavimas tarp labai griežtos savikritikos ir visiškos savo atleidimo, visų savo griekų nurašymo. Ir man kažkaip atrodo, kad toksai dermė būtų nebloga pastebėti, kur trūksta, bet kartu ir pastebėti, kur sekasi, kad iš to, kur sekasi, galima būtų įsigalinti ir atkartoti. Nes yra tokie du niuansai. Ir pavyzdžiui, šiandien su jumis kalbant, man, jeigu taip teoriškai vėl tektų būti vadovė, man yra ramu dėl to, kad turiu jūs. Kad turiu aplinką, kad galiu dalintis ir būti legalizuota silpna. Nes man iš to tai, kad tai yra normalu. Savo vadovavimo patirtį atsiminusi ir įsivaizdavimą apie patį vadovavimą, paskui kai buvau vadovė, man nebuvo šalia žmogaus, kuris sakytų, kad tai yra normalu. Būti pasimetusiam yra normalu. Tai prasme, kad nežinoti yra legalu. Čia tarsi tokio priminimo iš kito žmogaus reikia. Tokio žmogaus, kuris sakytų, kad taip realybė yra tokia.
neįsivaizdavimas toksai, kurį aš, pavyzdžiui, turėjau, ne lūkesčiai, kuriuos girdėjau ir priėmiau savotiškai, neįsivaizdavimas toksai, o kad tai yra kelias, kad tas pats vadovavimas verslui yra kelias. Ir normalu nežinoti, net ir ilgai būnant vadovu, normalu yra prašyti pagalbos, normalu yra pasakyti, kad čia trūksta, ta prasme, ne tai, kad man normalu, bet kad jeigu aš pasakysiu, kad man čia trūksta dalykų ir paprašysiu pagalbos, aš nebūsiu už tai nubausta. Tai man žymiai labiau padėtų nemeluoti savo ir nesijausti, kad aš nebijoti, nes toj būsiu demaskuota. Nes toj kažkas pamatys mano tą netobulumą, nes be galo daug įtampos tame yra. Įtampos rutinoje, įtampos savęs apgaudinėjime, įtampos apgaudinėjime tarsi ir kitų, nesąmoningai, bet tik neįsiduoti, kad kažkur tai ne ten. Tai tarsi tas demaskavimas, man iš dviejų dalių, tai yra kiti tai gali demaskuoti, bet galiu ir aš pats pamatyti. Taip, ir galiu pats pamatyti, bet galiu pats pamatyti save ne kažkokiam tokiam tausojančiam režime, kurio visiems linkėčiau esant stresui, o savęs visiško nusibaudimo režime, kad visiškas nevykėlis, arba nevykėlė esu. Tai tu kalbi apie tokį tarsi atlaidumą, kartu nepametant atsakomybės už rezultatą. Būtent taip, kad tai nebūtų kraštutinumas tokio dalyko, kad tai, ką esu iš jūsų patyrusi, tai yra tai, kad tu esi kelyje visko atsitiks, nebus lengva, bet aš tikiu, kad tu gali nueiti. Ir to kito žmogaus, arba kitų žmonių, jų reikia tam, kad padėtų pamatyti situaciją iš šono, iš šalies. Nes iš vidaus gali matytis labai ryškios ir priešingos spalvos. Arba labai didžiulis pasitikėjimas, arba visiškas savęs nurašymas. Manau, tu esam tikriausiai panašus, kad labiausiai ir reikia to palaikymo, nes atsakomybė yra jau tiek prisikrauta, kad jų tenais jau yra per daug tada. Ir baisu ir prieš save, ir prieš kitus jau, kad kažkaip tai netoks ir ten jau tobulas tas vaizdelis yra. O to palaikymo, kad būna, taip, normalizavimo, kad nutinka ir nebūtinai čia reikia žinoti, išsiaiškinsi, susitvarkysi, to tokio palaikymo tada. Tai čia, tai ką tu sakai, čia jau reikia ir kitų. Čia nėra toksai jau savipakankamumas, kad oi, aš sąmoningas tai ir važiuoju, čia reikia ir kitų žmonių. Tada. Taip, nes turiu labai ryškų pavyzdį iš savo pačios vaikystės, kad kai man prastai sekėsi pradžioje su anglų kalbos žodžiais, mane tėvai rado namuose besimokančią anglų kalbos žodyną nuo A raidės. Tai man šitas simbolis yra labai geras, nes kai nieko neišmaniau apie finansus, man pasirodė, kad reikia taip daryti. Ir esu stebėjusi vadovus, kurie yra silpni tam tikrose srityse ir imasi viską taip, nuo A raidės ir viso žodyno, o ne tai, kad, tarkim, šiandien diena yra apie paukščius ir aš įsirenku žodyno tik paukščius mokinuosi. Tai yra, ko ta situacija reikalauja, ko ta diena būtent prašo. Taip, ir norisi tada tų žmonių šalia, kurie pasakytų, kad šiandien, žinai, gal ne nuo A, gal šiandien tau užtenka 2 žodžių tai situacijai, kurioje tu esi, ir jų pakanka, kitą dieną tu daugiau išmoksi. Nes būnant su pačiu savimi, tas ir įsivaizdavimas yra labai skirtingas apie tai, kaip turi nerti į situaciją. Tai yra ir koks gilis tas būtent išmanimo, tada irgi turi būti. Tai yra viena susikalbėti su specialistu, kita jau gebėti to specialisto darbą atlikti. Tai yra finansuose, nežinau, ten sąskaitą sugebėti, susivesti ar sutartį, paruošti tam pačiam procesą, ten patobulinti, dar kažkas tokio. Tai čia vėlgi grįžtam prie tų reikalavimų savo ir iš tų reikalavimų. Tai čia gali būti, kad iš reikalavimų savo čia to melo čia atsiranda nemažai. Aš manau, kad taip. Mes ką dabar šnekam, tai mes šnekam apie tai, kad
mes jau pripažinom, pagavom save meluojančius savo ir pripažinom, kad taip yra ir jau kaip mes tai galim spręsti, kad reikia palaikymo, ar reikia mažai žingsneliais, ar reikia kažkaip stebėti, ar kažką tokio daryti. Bet man vis dar tas klausimas yra išlikęs, kaip pastebėti, kad tu meluoji savo. Man pastebėjimas jau yra apie pripažinimą ir kažką tai su to darymą. Labai glaudus ryšys šitoje vietoje yra. Kad jau tolimesni tada žingsneliai atsiranda, tai yra galimybė atsirasti. Bet O tas būtent, pirmas žingsnis. taip, nes aš galiu taip ir nugyventi, nenorėdama kažko matyti ir net nesusimastyti apie tai, kad, ką aš čia darau. Man atrodo, kad kaip tu, Ieva, sakei apie stebėjimą, tai čia tas stebėjimas taip pat, man atrodo, veikia. Čia irgi, aš galvoju dabar teoriškai, bet man atrodo, kad padėtų stebėjimas ir visgi įsiklausimas į išorės. Nes jeigu, kaip Vintas sako, aplinkui visi durniai ir ta tendencija tęsiasi ilgą laiką, tai gal sustoti truputėlį įjungti tą žibintuvėlį į save. Kad jeigu taip pat veikiant ilgą laiką yra toks pat rezultatas, kuris matai, kad netenkina arba išorė tau signalizuoja arba vidus kažkokius tai signalus, pasižiūrėti visgi giliau į save, ką darau ir užduoti klausimą, kodėl darau. Tas mūsų stebuklingas sąmoningumas čia labai padeda. Sustoti, galbūt, nežinau, reflektuoti tą savo patirtį, reflektuoti tai, kas vyksta su tavimi. Man tai tas klausimas, o koks mano tame yra indėlis? Man asmeniškai padeda. Tai yra, kad jeigu kažkas tai, jeigu neturiu, pavyzdžiui, laiko kitiems dalykams, kažkam esu užsisukęs, tai koks mano tame yra indėlis. Tai yra situacija, patinti yra labai paprasta. Kad yra taip, tenais dėl to, ten bla bla bla. O koks mano tame indėlis, kaip aš tame sudarau? Nes dažnai, ką būna išgirstu, lengviau kitose tą pamatyti, aišku, kad tarsi nutinka, kad kažkas tai su manim nutinka. Dėja ne, mes kažkaip tai dalykus padarom. Ir tada tas man asmeniškai paklausimas, o koks mano tame yra indėlis, kad nespėju, kad kažkur tai kažkas tai nesiseka, o kaip aš tą padarau, kaip aš sukuriu tą, kad dabar tokia situacija. Kad kažkaip tai vis tiek dalyvauju. Ir tas pripažinimas, kad dalyvauju, manau, padeda smalsumą atsirasti, jau linkstant prie tavo Ieva klausimą, tai kaip atpažinti. Smalsumas gali vesti prie to, kad galbūt pamatysi kažką tai, kas nėra toks ir malonus dalykas. Pavyzdžiui, melas savo buvo, kad kažko tai nesinorėjo matyti. Kaip man, pavyzdžiui, nesinorėjo matyti finansų nekompetencijos. Man toks girdis dalykas, kad išlikti smalsiam ir stebėti vidų ir išorę. Tai yra stebėti vidų savo emocijas, tai yra ką jos sako, tai yra ar jausmas viduje yra ramu, ar kažkas lyg ir ne taip. Ir tas ne taip man signalizuoja, kad ar aš kažko nematau, ar aš kažko nenoriu matyti, ar tai tiesiog yra situacija, kurią aš galiu spręsti be jokių problemų, tame melo savo visai nėra, arba kažkas, kas mane nuolatos vis po truputį pakrebždena ir kažkas neleidžia man viduje taip ramiai jaustis. Kažkokių tai įtampų paieškoti, kažkas tai ne taip, kažkas tai priešprieša kažkokia tai vidinė yra, kad jausmas, kad kažkaip tai ne taip vyksta. Kažkas ne taip. Tai čia tokie galėtų būti signalai. Taip, čia apie vidinius, o jeigu apie išorinius, tai būti smalsiam ir stebėti, būtent stebėti faktus, nes dažnai mūsų protas, mūsų mintis ne visada sako tiesą ir pateisina mūsų tą melagystę savo ir sukuria gražias istorijas, kad tik kažko tai nepamatyti. Ir jeigu mes stebėsim faktus, bet ne tai, kas tuos faktus pateisina, ar ne, nepasiteisinimus, tai vėlgi turėtų mums leisti pamatyti, kaip yra iš tiesų. Tai čia panašu, kad aš sakiau apie indėlio būtent. Tai yra, kad galima žiūrėti kitus
Bet pasižiūrėti tada ir savo indėlį toje situacijoje, tai yra viena dalis, ir ką prieš tai sakyti ir apie vidinį dar ir jausmą. Pasižiūrėti. Ir jeigu tie faktai sutampa su tavo vidiniu pajautimu, tai vat tu ir matai, kas yra per situaciją. Ir tada jau sprendimas priimti ją, eiti į tai, ar dar kažkaip su tuo palengva tvarkytis. Nes tai gali būti iš tikrųjų didelė situacija. O jie kiek namų darbų tada? Taip. Ir vardan ko? Aš manau, kad visą tai mes darom vardan augimo. Tiek asmeninio augimo, tiek augimo ir tos veiklos, kurią užsiimam. Arba augimo toje situacijoje, kas dalyvauja ar ne. Tai gali būti tarp asmeninis augimas, tai yra santykis su kitu žmogum. Tai yra verslo augimas, mano santykis su veikla, kurią organizuoju ir valdau. Na ir čia yra pasirinkimas. Tai yra, kad to tokie dideli, taip skamba, namų darbai. Nežinau, kiek tas yra įmanoma vienam nuveikti, galbūt pokalbės su kitu tas būtų lengviau, bet tikriausiai galima. Ir visą laiką yra pasirinkimas. Tai yra, bet kurioje vietoje yra kaina. Tai yra, jeigu nori pokyčių, tai reikės įdėti pastangos. Tai gali būti kaina. Ir pakankamai nemažos pastangos. Arba gali nieko nekeisti ir kaina bus, kad dalykai ir nepasikeis. Tiesiog. Aš kai ieškau motyvų ir kai klausau dabar judviejų, man atrodo, kad dar ir dėl, Ieva minėjo dėl augimo, bet man atrodo dėl vidinės harmonijos. Nes tai, ta prasme, dėl apskritai plačiąja prasme harmonijos ir dėl vidinės harmonijos. Nes šitie visi nemalonūs pojūčiai ir visi šitie dalykai, jie trikdo iš vidaus. Ir galima apsispręsti dėl to nieko nedaryti, tiesiog kentėti, bet tai skaudės iš vidaus. Ir man atrodo, kad taip veikiant, analizuojant, tai yra kartu ir augimas, ir kartu viduje, ir pasitenkinimas savimi, ir ramybė ateina, ir suvokimas realios situacijos, kaip yra, nes tokios stebėjimas tų pačių išorinių tendencijų, stebėjimas savo vidinių pokyčių, jisai, taip tu sakai, Vincai, nemaži namų darbai, man iš mūsų šiandienos pokalbio kažkaip tai padeda suvokti, kad ir vienokiame veikime, ir kitokiame veikime reikalinga energijos kiekis, reikalingi resursai. Ir suvokimas, kad aš galiu naudoti resursus, naudoti savo energiją, kuri ves prie nemalonaus jautimosi rezultato. Arba aš galiu tą patį panaudoti, ne tą patį, bet irgi tiek pat ir resursų, ir energijos, kurie ves mane link augimo, link vidinės ramybės, link harmonijos. Man tas suvokimas, kad aš turiu prieš savo akis dviejus resursus ir kaip du krepšelius arba du takus, ir kuriuo taku pasirinkti, kažkaip labiau vilioja augimas ir vidinė ramybė. Aha, tai bet kokiu atveju tai kainuos jėgų. Taip, būtent tas suvokimas, kad bet kokiu atveju kainuos jėgų. Meluoti savo, apgaudinėti kitus, bandyti nebūti demaskuotam, taip pat kainuoja. Tai to mes kažkaip savo viduje irgi meluojam apie tai. Neįskaičiuojame sąskaitą. Neįskaičiuojame, tarsi pateisinam, šitos išlaidos pateisinamos, o gilintis į finansus, tai ne. Čia man panašu, žinai, kai meluoji savo, tai tas pats, kas kenti danties skausmą. Skauda, po truputį išgeriu tabletę, praeina, vėl pradeda skaudėti ir taip ilgą laiką, kol skausmas darosi nepakeliamas. Ir kitas variantas yra eiti susitvarkyti ar išrauti dantį. Žinai, kad skaudės tuo metu labiau, bet skaudės trumpą laiką. Ir palengvės. Ir galbūt tik tais plombos užteks ir rauti nereikės. Taip, gali pasirodyti ir taip. O skausmas tokio dydžio, kad atrodo jau čia viskas, o gal ten užtenka tai truputį pagydyti. Ir man taip atrodo, kad visai taip šnekam jau apie apibendrinam visai dalykus. Tai taip žiūriu ir į laiką, galvoju, kad klausytojo per daug neišvarginti ir neišmozuoti, ką dabar bandėm apibendrinti. Tai galvoju, gal eitumėm link pabaigos. Taip. Man tai asmeniškai ši diskusija kiek praturtino būtent apie tą kainą. Kažkaip tikrai buvau pamiršęs, kad bet kokiu atveju
Resursus tai tikrai kainuoja ir šiaip buvo vertinga prisiminti. Tikiuosi, tai klausytojai gali sukelti minčių, gal norėtųsi su mumis pasiginčyti ar kažkurios tai vietose pritarti ir būtų įdomu, jeigu kažkokį tai gauti grįžtamai, pavyzdžiui, ryšį. Kažkokiu tai būdu. Dar reikėtų sugalvoti, kaip tas galėtų atrodyti. Aha. Ir ačiū už pokalbį. Taip, buvo įdomu, labai greit laikas praskrido. O grįžtamą į ryšį arba komentarus mes galim gauti per mūsų puslapį aplinkaverslui.lt. Ten yra forma, tiesiog galite su savo mintis, arba tiesiog plačiau pasidomėti tuo, ką mes veikiam, apart paplepėjimo. Tai man atrodo, like, subscribe ir varpelis. Tikrai kviečiam pasmalsauti apie tai, kas mes esam, o Judin labai ačiū už laiką kartu ir tikrai buvo prasmingas dalykas atrasti tą, kad viskas kainuoja, neveikimas ir melas taip pat. Ir ačiū Jums, kad galiu su Jumis kalbėtis apie dalykus, kuriuose labiau save suprantu ir kitus. Ir iki. Ate. Ate.